Šioje paskaitoje noriu kelis žodžius pasakyti apie pačią vaikų liniją, apie tai, kokia yra internete ar naudojantis kitomis technologijomis ar mobiliuoju telefonu. Daugiausiai dėmesio norėčiau skirti elektroniniams patyčioms ir sextingui. Tada kalbėsim apie tai, ką tėvai galėtų padaryti ir bandysim suformuoti keletą rekomendacijų. Taip, vaikų linija. Vaikų linija tai yra pagalbos tarnyba vaikams, paaugliams ir mes skatinam, kad vaikai kreiptųsi dėl visokiausių jiems iškilusių sunkumų. Tai ar tie sunkumai būtų namuose, ar būtų mokykloje, ar būtų internete, ar dar kur nors. Reiškia, iš tiesų įvairios situacijos, kurios kelia rūpestį, nerimą, tai mes kviečiam, kad vaikai, paaugliai kreiptųsi. Dabar kaip jie gali kreiptis? Gali kreiptis telefonu, nemokamu telefonu 116 111 kasdien nuo 11 iki 21 valandos. Taip pat labai kviečiam rašyti mūsų interneto svetainėje www.vaikulinija.lt, kur mūsų konsultantai atsiliepia vaikų paauglių klausimus, tos rūpesčius, kuriais jie dalinasi. Taip, tai internete galim rasti visokiausios naudingos informacijos ir apskritai praleisti laiką ar ne, ieškodami kažkokių mums svarbių dalykų. Tačiau taip pat yra tam tikrų pavojų, tam tikrų grėsmių, kurias mes galim patirti. Tai ar tai yra duomenų išviliojimas, ar tai įsilaužimas gali būti. Internete yra ne tik naudingos, bet ir žalingos informacijos, draudžiamos informacijos, kurią vėlgi galima rasti. Internete žmonės, ypatingai suaugę, kartais ieško vaikų seksualinio išnaudojimo tikslais. Vėlgi tokių situacijų pasitaiko. Taip pat yra reiškinys kaip priklausomybė nuo interneto, kai tiek vaikai, tiek suaugę galim tapti tiek priklausomi, kad sunku darosi gyventi, nesitikrinant elektroninio pašto, kas kelios minutės ir taip toliau. Ir taip, dar du reiškiniai, kuriuos norisi aptarti, paminėti, tai yra elektroninės patyčios ir sextingas. Tai vat būtent tiem dviem pastariesiems reiškiniams ir norėčiau toliau mūsų paskaitoje skirti daugiau dėmesio. Ir pradėkim nuo elektroninių patyčių. Na, šiaip patyčios yra toks reiškinys, kai vieni skaudina kitus, tą daro pasikartojančiai ir paprastai yra stipresnis ir silpnesnis. Stipresnis bando skaudinti silpnesnį. Dabar pasirodo, patyčios vyksta ne tik realiam gyvenime, bet ir virtualiam gyvenime, kuris irgi turbūt realus yra. Bet tai panaudojant internetą, mobilų telefoną, galima tikrai padaryti daug skaudžių dalykų kitiems. Tai kas yra elektroninės patyčios? Tai yra, tas skaudinimas, patyčios elektroniniais laiškais, trumposiamis žinutėmis, pokalbių svetainėse, internete, kitose vietose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Technologijos leidžia ne tik mums bendrauti tarpusavyje ir ten pasakoti savo vieni kitiems smagius dalykus, bet taip pat technologijas galima panaudoti kitų skaudinimų. Tai dabar aptarkime, kuo tos elektroninės patyčios yra ypatingos. Viena iš savybių, kad elektroninės patyčios jos veikia mus 24 valandas per parą. Jeigu patyčios vyksta klasėje, tai
vaikas, iš kurio tyčiojamasi, na, po mokyklos, jisai eina, aišku, pergyvena dėl to, kas vyko mokykloje, bet jis gali tarsi pasislėpti. Dabar nuo elektroninių patyčių pasislėpti yra sunku, nes jos, kaip sakyti, pasiekti gali bet kada. Net jeigu tu ir uždarai kompiuterį, nežiūri, bet žinai, kad yra kažkas ten vienoje ar kitoje svetainiai, kurioje yra kažkokiu prirašinėta bjaurių dalykų apie mane. Ir tie dalykai yra. Ar nuotraukos, kurios yra paskleistos, jos yra. Ir nepriklausomai nuo to, ar aš žiūriu ar nežiūriu, žinau, kad tie dalykai lieka tame internete. Tai jos 24 valandas per parą veikia mūsų. Kita savybė, kad jos sparčiai plinta. Na, dabartiniai socialiniai tinklai, mobiliai telefonai leidžia tikrai dalintis visokiausiais dalykais. Tai vėlgi ne tik nuotraukomis tenais iš kokio renginio smagaus, bet taip pat ir iš, reiškia, prifotografavus vakarėlyje, ten pagavus kokių nuotraukų, kur ten kaip nors nepatogiai atrodo, reiškia, kaip nors veidas ar ten dar kažkas. O tokias nuotraukas galima siūsti kitiems. Reiškia, socialiniuose tinkluose tas dalinimosi funkcija, na, jinai leidžia paskleisti tą žinią labai plačiai. Ir iš tiesų mes susidurėm su didžiulė auditorija, kurią pasiekia tie vaizdai, tos nuotraukos, tie tekstai. Ir jeigu mes vėlgi įsivaizduotume klasę, kurioje ten 20-30 vaikų yra, kurie matė, kaip yra pasityčiojama iš vieno vaiko, tai elektroninių patyčių atveju tas skaičius gali išaukti iki 100 000, 10 000, kartais 100 000 ar milijonų. Tai ta prasme auditorija tampa tikrai labai didelė. Na, kita savybė, kad patyčios internete gali būti anoniminės, jeigu vėlgi gyvai tyčiojantis, jeigu taip galima suformuluoti, gali dažnai matyti, kas tave skriaudžia. Nors galima, aišku, ir tą slaptai daryti. Tai internete galimybės didesnės yra pasislėpti. Iš pasalų, reiškia, taip skaudinti, kad tas, kuris kenčia, į kurį tu nutaikai tas patyčias, jisai gali nežinoti, kas čia jį puola, kas čia sukūrė tą svetainę, kas čia paleido tą gandą ir taip toliau, ir taip toliau. Na, savybė tai, kad patyčių aukos, tie, kurie kenčia nuo tų patyčių, na, dėl vienokių ir kitokių priežasčių ne visada pasakoja, reiškia, ką jie patyrė. Jie kenčia vienumoje. Ir čia, aišku, vėlgi svarbus jau tampa ir mūsų suaugusių vaidmuo, kaip juos paskatinti apie tai pasakyti. Na ir apie tai, aišku, aptarsim šiandieną. Kokios yra tos elektroninės patyčios, kokios formos gali būti? Na, noriu paminėti keletą. Įžeidinėjimas. Internete, socialiniuose tinkluose, pokalbių kanaluose galima parašyti labai daug vėlgi žeidžiančių kitą žmogų dalykų. Tai čia galima ant sienos Facebook'e parašyti, štai kaip viena mergaitė mums rašė, kad ant Facebook'o sienos rašo, kad yra debilė ir nori, kad neberašytų. Tai taip, paaugliai gali tikrai daug visokių įžeidimų sugalvoti, daug pažeminimų, tų žodžių tikrai yra daug ir vėlgi internetas leidžia tą viską rašyti. Na, pavyzdys, vėlgi žeidinėjimo, apie kurį čia mes visai neseniai irgi matėm ir žiniasklaidoje, kai Viktoras Diavara
patyrė rasistinius įžeidinėjimus, ar ne, kai jam visokiausių, reiškia, skaudžių dalykų, reiškia, tyčiojimuosi, reiškia, rasistinio tyčiojimuosi patyrė jisai ir tas tikrai labai skaudino. Tai ir jis vėlgi bando tą klausimą kelti ir netoleruoja tokių veiksmų. Dabar gali būti kitų formų, kaip juodinimas ar šmeižimas, kai nebūti dalykai yra paskleidžiami internete. Pavyzdžiui, vėlgi, viena skambinančioji pasakojo, kaip internete yra patalpintos jos nuotraukos, kur pafotoshopintos, taip jinai suformulavo, kur jinai yra pusnuogė. Ir tai, reiškia, yra ne jinai yra vaizduojama toj nuotraukai, tai yra nuotrauka surasta iš kažkur interneto ir jos pridedamas veidas ir tokiu būdu bandoma taip apšmeižti ją, apjuodinti. Tai tokių pavyzdžių vėlgi pasitaiko, mes ir žiniasklaidoje randam, matom tokių pavyzdžių. Na, kokie dar gali būti variantai elektroninių patyčių? Pavyzdžiui, apsimetimas kitų asmenių. Vėlgi, kartais būna sukūriami profiliai Facebook'e. Kito žmogaus vardu ir bandoma apsimesti tuo žmogumi. Arba bandoma prisiregistruojama į ten buvusio draugo elektroninį paštą ir iš to pašto jau draugams to buvusio draugo prirašomi įžeidžiantys laiškai. Ir tas paauglys, iš kurio elektroninio pašto yra rašoma, jisai nežino, kad tas dalykas vyksta, bet jis pradeda pastebėti, kad jo bendramžiai pradeda šalintis, pradeda jo vengti, kažkaip keistai žiūri ir jis negali suprasti, kas čia darosi. O kas įvyko, tai įvyko, kad prieš kurį laiką, reiškia, piktavališkai jo buvęs draugas, žinodamas jo prisijungimo duomenis, prisijungė ir, reiškia, prirašė tų visų bjaurių dalykų jo draugams. Na, kokie dar gali būti variantai? Na, šį pavyzdį radau internete. Tai yra tokia situacija, kai apgaulės būdu yra išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Na, šiame straipsnėje, kurį radau, rašoma buvo taip, kad ilgą laiką pareigūnai ir merginos tėvai aiškinosi, kodėl 13-metė nusprendė pasitraukti iš gyvenimo. Paaiškėjo, kad merginą iki savižudybės privedė gandai, kad internete plinta jos ir kito vaikino sekso vaizdo įrašas. Pasirodo, kad du vaikinai viename vakarėlyje merginai prigrasino ir privertė su jais permiegoti. Vienas jų lytinį aktą nufilmavo ir patalpino internete. Tai tokių ar panašių atvejų pasitaiko ir daugiau, kai sako, atsiųsk man kokią nors ten nuotrauką, reiškia, asmeninę ten kokią ir atsiunčia, o tada tas žmogus jau, reiškia, pradeda platinti ir skleisti toliau kitiems. Tai vėlgi viena iš patyčių formų. Toliau keliaukim, tai yra atstūmimas. Vėlgi, jeigu tam, nežinau, ar tinkamas išsireiškimas realiam gyvenime, vaikai vieni, reiškia, atstumia kitus. Na, būna, kad kartais vaiką kažkurį tiesiog išstumia, izoliuoja, ignoruoja. Ir tai pasirodo, toks reiškinys gali būti ir internete. Reiškia, galima kažkokį tai paauglį išmesti iš kokios nors grupės, kurioje yra draugų grupelė susijungusi ir reiškia, ignoruoti jį ir panašiai. Tai tie dalykai vėlgi kartais gali būti. Tai čia tokias pagrindinės formas elektroninių patyčių aptariam. Na ir kitas gretimas reiškinys, tai nėra
patyčios, tai reiškinys, kuris gali virsti patyčiomis. Tai kalbam apie sekstingą. Ir kas čia per reiškinys? Pasirodo, paaugliai kartais siunčia savo apsinuoginusias, nuotraukas, kuriuose jie yra apsinuoginę, siunčia kitiems. Kartais tie, kurie gauna tas nuotraukas, persiunčia toliau. Dažniausiai tas vyksta mobiliaisiais telefonais, bet aišku, tą galima daryti ir elektroniniu paštu. Tai tas pirmas veiksmas, kai, pavyzdžiui, paauglė persiunčia savo apsinuoginusios nuotrauką tokia draugui, tai čia gali ta veiksme dar nebūti piktavališkumo. Čia toks gali būti žaidimas, flirtavimas. Ir tokį veiksmą padaro. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad po kiek laiko jie susipyksta. Na ir tampa nebe draugais, reiškia, o priešais, kas vėlgi gyvenime nutinka. Ir ką dabar tas jau buvęs draugas gali padaryti? Iš pykčio gali tą nuotrauką pradėti siuntinėti kitiems savo draugams, savo draugams ir taip toliau. Ir va čia gali atsirasti patyčių reiškinys, elektroninių patyčių reiškinys. Gerai, toliau pereikim prie tėvų vaidmens ir bandysim suformuoluoti keletą rekomendacijų, ką tėvai ar kiti suaugę galėtų padaryti, kad padėtų vaikams. Tai koks dabar tas tėvų vaidmuo? Na, suaugę, reiškia, norėdami padėti vaikams jausti saugesniems, tai mes patys turėtume domėtis, reiškia, tuo virtualiu pasauliu. Tai yra žinoti, daugiau žinoti ir apie tos mobiliuosius telefonus, apie jų galimybės, apie tai, kas vyksta internete, apie tai, kas yra socialiniai tinklai, ką juose veikiama, galima veikti ir taip toliau. Tiesiog daugiau žinoti, nes būtent vaikai labai daug žino. Ir labai daug bando internete. Ir jeigu mes nesuprasim, ką jie daro, nesuprasim jų elgesio, jų kalbos, mums bus sunku kažkaip juos palaikyti, padėti ir panašiai. Pavyzdžiui, paimkime įvairiausių sutrumpinimų, kuriuos paaugliai gali naudoti bendraudami, reiškia, internete ar mobiliaisiais telefonais. Tai klausimas, kurį galim savo užduoti, ar mes žinom, ką čia tie sutrumpinimai reiškia. Na vėlgi, jeigu žinom, labai gerai. Tai reiškia, mes truputį turim to supratimo. Dabar jeigu nežinom, tai proga vėlgi pasigilinti, pasidomėti, nes atsiranda speciali kalba. Reiškia, jie ne visai taip pat kalba kaip ir realiam, reiškia, na, vėlgi gyvam tokiam kontakte. Ką čia tie sutrumpinimai reiškia? Ir štai galim pasitikrinti. Gerai, keliaukim prie keleto rekomendacijų. Rekomendacijas suformulavau iš tiesų pakankamai pakankamai paprastai, atrodytų jos savaime suprantamos, bet visgi pabandykim jas aptarti. Na, viena iš rekomendacijų, kad norėdami, reiškia, sužinoti, kaip vaikui sekasi, tai mes turėtume jo paklausti, turėtume kalbėtis su juo apie tai, ką jis veikia internete. Ir atrodytų savaime suprantama, tačiau pažiūrėkim į vieną tyrimą, kuris buvo prieš keletą metų atliktas, galbūt situacija yra kiek pasikeitusi. Tai tyrimas, kurio pavadinimas Link saugaus interneto naudojimo ES šalyse ir tėvų požiūris. Tai pavyzdžiui, klausiama, kaip dažnai klausėte, kalbatės su vaiku apie tai, ką jis daro internete. Ir čia mes galim matyti
atsakymus visada ir dažnai. Reiškia, tų tėvų, kurie sakė visada arba dažnai kalbasi ir klausia vaikų, ką jie daro. Ir turim tokią situaciją, reiškia, tarp visų ES valstybių. Matom, kad Čekijoje yra 47 procentai tėvų, kurie sakė taip, kad visada arba dažnai klausia. Lietuvos tas rodiklis yra 57 procentai. Dabar ES vidurkis yra 74 procentai, o kitoje pusėje tų visų šalių mes matom Didžiąją Britaniją, kur 87 procentai, tai yra beveik 9 iš 10 tėvų, sako, kad jie klausia ir kalbasi su savo vaikais, ką jie veikia internete. Tai vėlgi, jeigu jau situacija šiandien po keliarių metų yra pasikeitusi labai gerai, bet visgi čia yra ta vieta, kur mums rodo, kad svarbu yra klausti, svarbu yra kalbėtis, nes kaip kitaip mes sužinosime apie tai. Aišku, mes galim pamatyti, reiškia, kartais netyčia, reiškia, kad vaiko ten pablogėjusi nuotaika, bet tiesioginis kelias yra apie tai kalbėtis. Na, kita rekomendacija, kas yra siūloma, kad laikyti kompiuterį bendro naudojimo patalpose. Jeigu vaikas sėdi kambaryje ir tenais naršo internete, pasislėpęs, tai mums gali būti sunku matyti, kaip jis ten jaučiasi, arba jeigu dėl kažko išsigando, tai mes tų dalykų nepastebėsim. Ir kartais mums tas gali būti patogu, kai vaikas kažkur pasislėpia ir netrukdo mums ar nedaryti savo darbų, žiūrėti televizoriaus. Yra ir pavojus, kad mes nematom, kas su juo vyksta. Ir vėlgi iš to paties tyrimo, kurį minėjau, klausimas buvo jame, kaip dažnai būnate greta, kai vaikas naudojasi internetu. Ir čia turim tokią situaciją, kad vienoj pusėje mes matom Airiją, Italiją, reiškia, Airijoje yra 79 procentai tėvų, kurie sakė, kad jie visada arba dažnai būna greta, kai vaikas naudojasi internetu. Dabar, reiškia, Lietuva ir Estija, matot, atsidūrė kitoj pusėje. Lietuvoje buvo 22 procentai vaikų, reiškia, tėvų, kurie buvo greta, kai vaikas naudojasi internetu. Tai manau, kad čia vėlgi mums tam tikras rodiklis, į ką mes galėtume atkreipti dėmesį. Vėlgi, patogu mums, kad vaikas pats kažką tai daro, bet tame yra ir pavojus. Keliaukim toliau. Dar viena iš rekomendacijų, tai yra apie taisyklės. Yra apie taisyklės, kurios yra sukurtos arba kurių reikia laikytis, kai mes registruojamės ar bendraujam socialiniuose tinkluose. Tuo pačiu yra tam tikros pagalbos galimybės siūlomos tų tinklų. Tai klausimas, ar mes žinome tuos socialinius tinklus, ar žinome, ar mūsų vaikai ten yra, ar mes skatinam vaikus būti tuose tinkluose ir bendrauti. Tai vėlgi, to tyrimo rezultatai rodo, kad į klausimą, kaip dažnai tikrinate, ar jūsų vaikas turi profilį socialinėme tinkle, ir čia jau mes turim atsakymus tų tėvų, kurie sakė niekada arba retai, tai Lietuvoje buvo 92 procentai tėvų, kurie sakė, kad niekada arba retai tikrina, ar vaikas turi profilį socialiniam tinkle. Jeigu mes žiūrim į kitą pusę, Portugaliją, tai ten 50 procentų tėvų sakė, kad to netikrina. Tai vėlgi, sužinoti, ką vaikas veikia, tai irgi yra vienas iš būdų, reiškia, pasitikrinti. Na, jeigu tęsiant diskusiją apie tai, kaip tuose socialiniuose tinkluose elgtis, tai
aš suformulau keletą klausimų ir aš galvoju, kad tos klausimus mes kaip tėvai galėtume savęs paklausti. O, pavyzdžiui, ar mes žinom, nuo kokio amžiaus galima registruotis ir bendrauti socialiniuose tinkluose? Ar mes skatinam, ar neskatinam vaikus dalyvauti socialiniuose tinkluose, jeigu tenais yra draudžiama tuo amžiaus vaikams? Ar mes žinome, kad daug vaikų registruojasi ir bendrauja socialiniuose tinkluose tokio amžiaus, kuris yra draudžiamas? Tai ir galybė yra tokių vaikų. Tai ar čia su tėvų žinia tie dalykai vyksta, ar be? Na, vėlgi, registruojantis reikia pasirinkti vartotojo vardą, slaptažodį. Ar mes kalbamės apie tai, kaip slaptažodį susikurti? O kur jį reikia užsirašyti? Kas jį turi žinoti? O kaip yra bendraujama tose socialiniuose tinkluose? Nes atrodytų kartais, kad, reiškia, gyvai bendraujant vienaip reikia bendrauti, o socialiniuose tinkluose ten jau galima ir, reiškia, ir visokių bjaurių dalykų rašyti, kurių gyvai tarsi negali. Ar mes kalbamės apie tai, kokios ten yra taisyklės? Ar mes paliekam vaikams, kad jie patys atrastų tas taisyklės, susigalvotų, kaip reikia bendrauti? Na, vėlgi galim paklausti klausimą, ar mums kaip tėvams, reiškia, ar mes žinom, su kuo vaikas tenais bendrauja tose tinkluose? Ar ten yra nepažįstamų mums žmonių? Ir jeigu yra, tai tada klausimas yra kodėl. Reiškia, ar mes leidžiam realiam gyvenime bendrauti su nepažįstamais žmonėmis? Ar mes tą skatinam? Ar mes norim, kad vaikai bendrautų su nepažįstamais žmonėmis? Panašu, kad čia yra aišku, kad nereikėtų. Tačiau socialiniam tinkle ar yra tų nepažįstamų žmonių? Ir jeigu yra, tai kodėl mes tą dalyką leidžiame? Tarsi čia jau kitokios taisyklės atsiranda. Na, vėlgi, privatumo nustatymai. Kas čia per dalykas? Ką mes tuo galime pakeisti? Ką mes galime kaip mes galime save apsaugoti ir panašiai? Gerai, dabar kartais vaikai, paaugliai susiduria su tam tikromis problemomis. Tai ką daryti? Ką daryti galime mes kaip tėvai, ką gali daryti pats vaikas, kad save apsaugotų? Ir jeigu jau iš jūsų vaiko pradeda tyčiotis internete, tai ką su tuo daryti? Facebookas turi įvairias sukūręs rekomendacijas, kurias galima tiesiog skaityti, reiškia perskaityti, susipažinti. Na, keletas minčių, reiškia, apie bendrų tokių patarimų galim svarbu žinoti ir kaip tėvams, ir tą žinią perduoti savo vaikams. Tai jeigu kažkas įžeidinėja mane internete, tai yra labai svarbu neatsakinėti į tuos įžeidinėjimus. Nes atsakinėjimas jisai gali tiesiog didinti ir ta problema gali tik tai eskaluotis į dar didesnę problemą. Na, sulaukę kažkokios įžeidžiančios žinutės, galim ją norėti skubiai ištrinti. Nemalonu tokį dalyką matyti. Bet, tai yra svarbus dalykas tokius dalykus išsaugoti, nepulti trinti. Nes kartais ta žinutė gali tapti įrodymu, kad nuvyko toks reiškinys, kad čia nėra išsigalvojimas. Vėlgi, kartais yra galimybės blokuoti tuos žmonės, kurie tikrai piktavališkai kažką rašo, įžeidinėja ir taip toliau. Yra galimybės pranešti administratoriui, kad kažkokia yra apie mane nuotrauka netinkama, ar komentarai kažkokie įžeidžiantys ir taip toliau. Tai tuos dalykus, vėlgi, mums kaip tėvams svarbu žinoti tam, kad galėtume, reiškia, patarti kartais. Na ir, vėlgi, turbūt viena iš tokių bendresnių rekomendacijų tai apskritai netylėti ir raginti kreiptis pagalbos. Mes, reiškia, labai kviečiam vaikus, paauglius kreiptis, klausti, rašyti. Ir, vėlgi noriu priminti,
kad jeigu turit kažkokių rūpesčių, susidūrėt su kažkokia patirtimi, kur jūs erzina, jūs liūdina, jūs kažkas atsitiko, jums neaišku, kas čia įvyko. Jūs ypatingai su tuo bendravimu internete ir mobiliaisiais telefonais. Tai jūs paskambinkit į vaikų liniją, pasitarkit su konsultantu. Vaikų liniją galima skambinti vėl nemokamų telefonų 116 111. Kasdien nuo 11 iki 21 valandos. Vėlgi, negalit, nenorit skambinti, galit parašyti internetu mums interneto svetainėje www.vaikulinija.lt. Na ir daugiau informacijos apie vaikų linijos veiklą ir pagalbą susidūrus su grėsmėmis ar kažkokiu nemalonė patirtimi internete galite rasti svetainėse www.vaikulinija.lt, www.bepatyčių.lt ir www.draugiskasinternetas.lt. Ir tuo savo paskaitą norėčiau baigti ir visiems uždėmesį. Tai labai dėkui ponui Robertui už tokį įdomų pristatymą, tikrai buvo labai įdomu klausytis. Ir dabar norėtumėm perėti prie paskutinės mūsų transliacijos dalies, tai yra jūsų žiūrovų pateiktų klausimų. Tai matome, jau turime porą klausimų ponui Robertui. Mūsų klausė Dalė iš Trakų viešosios bibliotekos. Kur būtų galima pranešti apie pastebėtas elektroninės patyčias, konfliktus socialinėse tinklapiuose? Kaip ši problema yra sprendžiama? Taip, geriausia yra, kai praneša tie, iš kurių yra tyčiojamas. Reiškia, jeigu Facebook'e ar kokiam kitam socialiniam tinkle įdedama nuotrauka, kurioje, reiškia, iš manęs yra tyčiojamasi, tai aš tada galiu pranešti Facebook'o administratoriui apie tai, kad tokia nuotrauka yra ir prašau aš ją išimti. Kiek sunkiau yra su pranešimais apie kitus. Vėlgi, mes tą galime bandyti pranešti, bet geriausia visgi, kai tie, kurie patiria tą daro asmeniškai arba su tėvų pagalba. Tai jeigu, reiškia, to paties, reiškia, socialinio tinklo administratoriui. Dabar su teisėsaugos institucijomis, tai čia turbūt yra kiek kebliau, nes vėlgi tokios kaip elektroninės patyčios nebūtinai pasiekia tokį lygį, už kurį būtų kokia nors atsakomybė, bet vėlgi, reiškia, kreiptis, jeigu matom, kad yra kažkokios patyčios, tai tikrai yra verta irgi kreiptis, pranešti ir policijai, pranešti galima ir į karštąją liniją, vėlgi www.draugiskasinternetas.lt, nurodant svetainę, kurioje yra pastebėjot tas vykstančias patyčias. Ir vėlgi iš jų sulauksite kažkokių patarimų arba jeigu jie matys, kad tai yra reiškinys, dėl kurio jau yra nusikalstama veika, tai jie gali perduoti toliau tą informaciją atitinkamoms institucijoms. Tai vėlgi, pagrindinė žinia, turbūt svarbiausia bandyti, reiškia, pranešti. Ar pačiam, reiškia, ar reiškia, kažkokia institucija. Tai dėkuoju už atsakymą. Dar turime vieną klausimą. Mūsų klausė iš Zarasų viešosios bibliotekos ponė Dalia. Kaip kontroliuoti vaikus, kuomet naudojasi telefonu, internetu telefonais? Vat kaip būna tie išmaniai telefonai. Sudėtingas dalykas yra kontroliuoti, reiškia, ką veikia vaikai ir jų tą elgesį internete. Bet vėlgi, čia turbūt kalba yra apie kažkokias taisyklių tokių susikūrimą šeimoje, reiškia, kaip, kada yra naudojamasi, kaip ir tuo internetu kompiuteryje, reiškia, irgi ne bet kada ir ne bet kur gali būti naudojamasi, taip ir telefonu.
kartais tenka matyti, kai ateina šeima papietauti, vaikas tada įlenda į telefoną ir ten dirba, reiškia. Ir čia vadinasi, šeima atėjo papietauti. Tai man atrodo, kad į tokį elgesį svarbu reaguoti. Vėlgi, nepalikti pačiam vaikui nuspręsti, kada jisai ten nori. Aišku, jis tikrai bus laiko, kada jis galės pats, reiškia, ieškoti, naršyti ir panašiai, bet kartais yra tam tikros ribos, ar ne, kur mes galim riboti, ar susitarti vaikų, kada jisai naudosis. Taip, supratau. Tai dėkojame labai ponui Robertui už atsakymus, dėl laiko stokos dėja negalime jų visų atsakyti, bet labai dėkojame jums, žiūrovai, kad klausėte, kad taip aktyviai dalyvavote ir labai dėkoju mūsų studijos svečiams už apsilankymą. Tikimės, kad transliacijos medžiaga buvo įdomi ir naudinga, o pabaigai siūlome pažiūrėti trumpą teminį filmuką ir taip pat linkime būti atidiems ir saugiems internete.